Įsivaizduokime vaiką, kuris tik pradėjo kalbėti. Kaip jis arba ji išmoksta savo pirmuosius žodžius? Kalba prasideda nuo to, kad vaikas paprasčiausiai imituoja ir atkartoja tai, ką sako aplinkiniai. Paskui atsiranda smalsumas. Vaikas rodo pirštu įvairiausius objektus ir klausia, kas tai? What is this? Dar geriau, kai su vaiku žaidžiama. Per žaidimus vaikas išmoksta sąveikauti su objektais. Pavyzdžiui, sužino, kad katinėlis miaukia, the kitten is meowing, o kamuolys rieda, the ball is rolling. Taip, vaikas mokosi dėlioti atskirus žodžius į sakinius. Vaikai nebijo klysti ir kažką pasakyti ne taip. Pasaulio pažinimas ir kalbos mokymasis vyksta nuolatos, natūraliai ir be streso. Mokykitės anglų kalbą kaip vaikai. Atkartokite, imituokite, klauskite, žaiskite, būkite smalsūs. Juk kalba tai patogiausias instrumentas, padedantis mums komunikuoti. Be curious and learn English effectively.